Prie mūsų iš Toronto prisijungė Matthew Staubas, organizacijos Unapologetically Jewish įkūrėjas ir vykdomasis direktorius. Ačiū, kad esate su mumis ir malonu jūs vėl matyti. Malonu ir jūs matyti. Ačiū, kad pakvietėte. Jūs tikrai perimate vadovavimą, nuolat kalbate ir atstovaujate, nepaisant visų nusikaltimų ir baimės, kurie atrodo plinta visur. Turiu omenyje visame pasaulyje, bet ypač ir Kanadoje. Visų pirma, turint omenyje visą šį vandalizmą, fizinius išpolius ir panašiai, ką manote apie naująją ministro pirmininko tarybą? Ir ar jūsų nuomonė tai tik tušti pažadai? Na, visų pirma, tai tik tušti pažadai, bet taip pat ir įžeidimas. Žinote, žiūrite į tarybą, kurioje visi šie žmonės kovoja su antisemitizmu. Visų pirma, taryboje yra tik vienas žydų atstovas, tai pirmoji problema. O likusieji nariai, iš kurių vienas jų bandė išbraukti Hamas ir Hezbollah iš teroristinių organizacijų sąrašo, o kitas narys buvo advokatas, kuris padavė į teismą Albertos universitetą dėl stovyklaviečių, kurios buvo po spalio 7-osios. Taigi tai iš tikrųjų nėra komitetas siekiantis kovoti su antisemitizmu. Žinote, čia yra toks juokelis, kad jei kas nors geriau išmano antisemitizmą nei jie, tai tik jie patys, nes visi jie yra antisemitai. Teisingai. Oho, tai kodėl? Na tai gana akivaizdu, kaip sakote. Ir štai jis, ministras pirmininkas. Tai kodėl jis apskritai sako, kad steigia tarybą? Akivaizdu, kad tai nėra labai tvirta, kaip minėjote. Pasakysiu, kad tai būdinga vyriausybei, tai dar daugiau biurokratijos, tai dar viena taryba, kuri parengs dar vieną ataskaitą, perskaitys dar vieną esė, vis darys vis daugiau ir daugiau, kad tiesiog atidėtų sprendimą vėlesniam laikui. Mes žinome, kokia yra problema ir žinome, reikia įvardyti. Darbas prie dar vieno dokumento, kad išsiaiškintume, ką jau žinome. Antisemitizmo priežastis, smurto augimo priežastis, išpolių prieš žydų sinagogas ar mokyklas, žydų verslus, didėjimo priežastis, viskas, kas su tuo susiję. Mums nereikia dar vienos ataskaitos, mums reikia iš tikrųjų užimti poziciją dėl šios problemos. Teisingai. O kaip dėl išteklių susijusių su policijos buvimu, saugumu ir panašiai? Ar kas nors dėl to buvo padaryta, ar visi tiesiog vaikšto, žinote, kaip judantis taikinys? Padėtis pagerėjo, turiu omenyje, tikrai pagerėjo, mes ką tik turėjome savo eiseną už Izraelį čia Toronte. 60 000 stiprių žydų ir jų sąjungininkų susirinko eitynėse, parodydami solidarumą su Izraeliu. Tai buvo nuostabi eisena. Šiais metais viskas labai pagerėjo. Žinote, ankstesniais metais mums tekdavo eiti per vadinamąją neapykantos koridorių. Keli šimtai prieš Izraelį, prieš žydus nusiteikusių protestuotojų šaukdavo siaubingus dalykus. Šiemet policija pasistengė labiau, jų buvo daug daugiau. Jie atstūmė protestuotojus maždaug 50 metrų nuo mūsų buvimo vietos. Ir buvo viena vieta, kur protestuotojai visgi prasibrovė. Policija tam nebuvo pasiruošusi. Kai tik tai pamačiau, nuėjau ten ir visi Chabado vaikinai buvo ten. Todėl specialiai užsidėjau tefiliną jų akivaizdoje. Ir žinote, jūs pamatėte tiesą. Tai nebuvo tik apie Izraelį. Ne, jie nešaukė man nieko blogo. Visi jie žino, kas aš esu kaip gynėjas. Jie šaukė mano vardą. Ir tai nebuvo su priekaištais, kad, žinai, tu palaikai genocidą. Staiga jie pradėjo sakyti, tu nesi tikras žydas. Aha. Ir žinai, kaukė nukrito. Taip. Aha. Tai jau nebuvo susijęs su tuo, kas vyksta Izraelyje. Tai buvo tiesioginė ataka prieš mano judaizmą. Ir tada kaukė nukrito. Tai yra tiesa. Neseniai parašėte nuomonės straipsnį, kuris, žinau, jums pareikalavo daug darbo. Jis buvo gana išsamus, kalbėjo apie B planą ir apie tai, kaip žmonės penktadienio vakarais sėdi prie savo stalų, svarsto, kur eiti, ką veikti. Ar jūsų manimų likti yra pasirinkimas? Akivaizdu, kad nebūtinai norite palikti savo namus ir pasiduoti, bet žinote, mes matome galimai didesnę žmonių bangą, kurie daro alyją. Kaip manote, koks yra B planas? B planas yra kažkas, turiu omeny, rašiau apie tai straipsnėje, kuriame visi kalba, ką daryti toliau. Taigi, šis pokalbis vyksta Kanadoje ir daugelyje JAV vietų, bet Kanadoje jau paskutinius 2,5 metų. Žinote, nuo spalio 7-osios pradėjome pokalbį, kur dabar einame, ką darome. Ir kaip rašiau straipsnėje, A planas ir B planas buvo, žinote, išvykti iš Europos ir Kanados. Tai buvo mūsų A ir B planai. Taigi pokalbis yra apie tai, kur dabar einame. Ir aš turėjau daug pokalbių su, žinote, užsienio reikalų ministerija ir panašiai.
Nors tai būtų nuostabu, Alija yra nuostabus dalykas, bet nemanau, kad jūs galėtumėte priimti 8 milijonus žydų kitais metais. Taigi, tai yra pirmas dalykas. Ir infrastruktūros nėra. Tačiau pokalbis pasisuko link klausimo, ar pasiliekame, ar išvykstame. Kai kurie žmonės svarsto, ar važiuoti į Floridą, ar į Teksasą. Ar, tarkim, vykstame į Panamą, ar tiesiog žengėme šuolį. Ir turiu omenyje, kad aš manau, jog visada turėtume turėti planą B. Ką daryti, taip? Kur mes einame. Bet tuo pačiu metu aš esu didelis šalininkas, ypač mūsų vaidmens pasaulyje. Mums reikia diasporos. Pažiūrėkite, kaip blogėja padėtis Kanadoje, kur gyvena 500 000 žydų. Įsivaizduokite, jei mūsų čia visai nebūtų. Tai būtų visiškai kitoks pokalbis. Taigi, koks yra B planas, ką mes darome? Ir yra žmonių, kurie susikrovė daiktus ir išvyko. Žmonės išvažiavo. Jie visiškai paliko Kanadą. Jie pasiėmė savo šeimas, savo lėšas. Daugelis mano draugų persikėlė į Izraelį. Tada yra jaunesnioji karta, mano paties sūnus, kuris šiuo metu yra Izraelyje. Tai jo ateitis. Žinote, jis žiūri tai ir sako, aš nenoriu jokio B plano, tai yra mano A planas. Aš baigiau mokslus. Čia aš ir einu, taigi jis privers tai išsipildyti. Iš tikrųjų, tai yra daug lengviau. Kai tau 22. Taip, būtent. Na, Matijau, labai ačiū, kad ir toliau atstovauji ir esi bebaimis ir, pažiūrėk į save. Jei būčiau bet kas, niekas su tavimi asmeniškai nesipyktų. Atrodo, kad puikiai sugedi savimi pasirūpinti. Vertinu tai. Labai ačiū. Gerai.